Dviem alpinistams, kurie nepadarė nė vienos klaidos, gyvybę atėmė vos dūksna lietaus. 2022 rugsėjo 28 d. Takušo uola, Kalifornija. 33 metų dokumentinių filmų kūrėja ir jos laipiojimo partneris stovi ant siauro granito atbrailos 1000 pėdų virš žemės. Siautėja smarki audra su perkūnija. Temperatūra staigiai krenta, šąlantis lietus teka nuo uolos. Tačiau, nepaisant aplink tvyrančio chaoso, jie visiškai ramūs. Jie priima protingą sprendimą trauktis dėl audros. Dabar jiems tereikia nusileisti virve nuo įprasto tvirtinimo prie medžio ir pasiekti žemę. Paprasta, įprasta procedūra. Tai tiksliai ta pati avarinė procedūra, kurią ji šimtus kartų yra treniravusi ir atlikusi nepriekaištingai, išskyrus tai, kad tai, kas įvyks per artimiausias kelias sekundės, visiškai suglumins gelbėjimo tyrėjus. Tai siaubingos paskutinės Chelsea Walsh minutės. Sveiki atvykę į Extreme. Daugumai žmonių kabėti 1000 pėdų aukštyje laikantis tik pirštų galiukais skamba siaubingai. Chelsea Walsh tai buvo vienintelė vieta, kur jos nuolat lenktyniaujančios mintys pagaliau nutilo. Ir ji nebuvo adrenalino mėgėja. Ji buvo Emmy nominuota dokumentinių filmų kūrėja, kuri pragyveno griaudama iliuzijas. Nors dauguma laipiojimo žiniasklaidos šlovina antžmogišką profesionalių atletų fizinę formą, Chelsea savo naujausiame dokumentinėme filme ką tik atskleidė nutylėtą sunkių valgymo sutrikimų epidemiją, tyliai juos naikinančią. Ji buvo žinoma industrijoje dėl to, kad nebijodavo susidurti su nemaloniomis realijomis, šaltu moksliniu tikslumu. 2022 m. rugsėjo 28 rytą ji važiavo link Takuš uolos San Jacinto kalnuose ir planavo šio kalno imtis su tuo pačiu požiūriu – šaltu moksliniu tikslumu. Šalia jos sėdėjo jos tą dieną laipiojimo partneris, vyras, kuris visiškai nebuvo pritaikytas subtiliems, milimetriniais skirtumais pasižymintiems tradicinio laipiojimo iššūkiams. Jis 7 metus gaudavo atlyginimą už tai, kad pilnu greičiu atsitrenktų į kitus vyrus priešais. 80 000 žmonių. Jo vardas buvo Gevinas Escobaras. Dallaso Cowboys jį pasirinko 2013 metais, o per kitus 7 metus jis buvo perkeliamas tarp Dallaso, Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, Cleveland Browns ir Miami Dolphins. Jis baigė karjerą 2019 metais. Ir ėmėsi veiklos, kuri nustebino beveik visus, kurie jį pažinojo. Baigęs karjerą NFL, jis tapo ugnegesiu ir susidomėjo naujų pomėgių – laipiojimu uolomis. Ta rytą Takuš uolos vakarinėje pusėje jis kopė antras. Chelsea buvo ta, kuri žinojo, kur jie eina. Tai buvo ši granito uolos siena su tamsia istorija, esanti maždaug 2400 metrų aukštyje virš Idlewild San Jacinto kalnuose. Kauriaus žmonėms, kurie gyveno šio kalno šešėlyje ištisas kartas, gerokai anksčiau nei čia pasirodė pirmasis alpinistas su virve. Pavadinimas Takuš reiškia piktavalį, blogą šamaną, kurio dvasia amžiams apsigyveno uoloje ir amžinai gaudė žmonių sielas, tempdama jas į kalną visiems laikams. O alpinistams Takuš buvo viena negailestingiausių tradicinio laipiojimo vietų Jungtinėse valstijose. Alpinistai dešimtmečius žūdavo ant šių sienų nuo kritimų, sugedusių tvirtinimų ir kitų nesuprantamų priežasčių. Ir būtent todėl 1956 metais grupė laipiojimo pionierių turėjo sukurti visiškai naują matematinę sistemą, kad galėtų įspėti vieni kitus, kokia tikimybė, jog maršrutas gali tave nužudyti. Jie sukūrė šiuolaikinę amerikietišką uolų laipiojimo vertinimo sistemą būtent šiai sienai. Ji prasidėjo nuo 5,0 už paprastą lipimą ir baigėsi ties 5,9, nes tuo metu 5,9 buvo laikoma absoliučia fizinė žmogaus išgyvenimo riba. Ir atspėkite, kokio sudėtingumo maršrutą tą rytą Chelsea jiems buvo parinkusi. Teisingai, tai buvo Deivo nukrypimas, klasikinis 5,9 maršrutas Takušo vakarinėje pusėje, kurį ji gerai pažinojo. Pagal pionierių standartus tai turėjo būti pats sunkiausias įveikiamas laipiojimo maršrutas. Iš tikrųjų, tai buvo maršrutas, kurį ji buvo įveikusi 10 kartų anksčiau. Tačiau tą dieną kalnas atrodė visiškai nekeliantis rūpesčių tą rytą. Dangus buvo giedras, temperatūra švelni, o nors orų prognozės minėjo lengvo lietaus tikimybę, patyrę Takuš alpinistai žinojo, kad tai beveik nieko nereiškia. Žinoma, tokiame aukštyje viskas greitai išdžiūsta, o lengvas lietus niekada nebuvo pakankama priežastis apsisukti. Pirmoji šios trasos dalis – tai žiaurus, vertikalus uolos plyšys be patogių laikiklių, kurių būtų galima įsikibti. Kad užliptų, alpinistas turi įkišti pirštus į siaurus uolos plyšelius, susukti juos, kol užsifiksuoja ir remdamasis kaulų atrama ir trintimi, iškelti visą savo kūno svorį į viršų.
Tačiau antroji Deivo nukrypimo dalis yra tikroji pavojų zona, nes plyšys galiausiai išnyksta ir veda alpinistą į stačiai pasvirusį, visiškai lygų kieto granito paviršių. Čia nėra už ko laikytis rankomis ar pastatyti kojas. Taip pat nėra kur pritvirtinti jokios saugos įrangos. Vienintelis būdas išsilaikyti prie sienos šioje vietoje – spausti batų guminį padą prie mikroskopinių kristalų uoloje ir pasitikėti savo pusiausvyrą. Alpinistai tai vadina būti be apsaugos. Tai reiškia, kad šioje kopimo vietoje, jei Chelsea batai net truputį paslystų, niekas nesustabdytų jos nuo smarkaus slydimo ir draskimosi žemyn šią 2400 metrų aukščio granito sieną. Nes specialistui ši uolos dalis yra tikra mirties spąstai, tačiau Chelsea nebuvo eilinė savaitgalio turistė, ji buvo patyrusi Pietų Kalifornijos laipiojimo scenos veteranė. Jos bendražygiai ją pažinojo kaip kruopščią perfekcionistę, kuri labai rimtai žiūrėjo į pavojingą tradicinio laipiojimo matematiką. Chelsea ši atvira uola buvo tarsi šventovė. Didžiulis susikaupimas, reikalingas išsilaikyti ant sienos, privertė jos nuolat lekiančias mintis pagaliau nurimti. Ji tai buvo dariusi 10 kartų anksčiau. Šiandien neturėjo būti kitaip. Taigi, 8 val. Ryto jie pradėjo kilti, o Chelsea ėjo priekyje ir vedė kelią. Ji jau buvo apsiviniojusi plyšiniam laipiojimui skirtas pirštinės ant rankų ir nuo diržo kabojo pilnas apsauginės įrangos komplektas. Visa tai rodė, kad ji tai darė 100 kartų anksčiau. Jis saugiai laikė telefoną kišenėje, kad galėtų užfiksuoti kopimą. Ji vis dar buvo dokumentinių filmų kūrėja, net ir būdama 1000 pėdų aukštyje, visada stebinti ir visada įrašinėjanti. Už jos sekė Gevinas, turėdamas tik vieną kilpą ir dalį pleištų rinkinio. Tai iš esmės prilygsta tam, kaip eiti į susišaudymą su kišeniniu peiliuku. Tai buvo gerai. Koks ir buvo planas. Chelsea buvo ta, kuri dėjo įrangą į sieną. Gevino užduotis buvo sekti paskui, nuimti jos paliktą įrangą ir nenukristi. Ne vienu momentu nei Chelsea, nei Gevinas neveikė už savo fizinių galimybių ar nustatytų saugumo ribų. Tai buvo problemų sprendimo užduotis, kopimas metodiškiams mąstytojams, o ne neapdairiems adrenalino ieškantiems alpinistams. Atkarpa po atkarpos jie įveikė monolitą, pasitelkdami Chelsea patirtį. Jie judėjo tyliai, metodiškai, kaip tikra veteranė. Kaidži pasiekdavo vertikalius įtrūkimus, įspausdavo į granitą savo apvyniotus pirštus, užfiksuodavo juos ir traukdavo save aukštyn. Kas metrą kitą jis sustodavo, įdėdavo saugos įrangos gabalėlį į plyšį ir toliau judėdama aukštyn įsekdavo virvę į karabiną. O 18 metrų žemiau jos sekė Gevinas. Jis naudojo savo didžiulį, 115 kg sveriantį kūną, kad įveiktų sunkiausias atkarpas, atsargiai nuimdavo apsauginę įrangą, kaip jie buvo suplanavę, ir tvarkingai prisekdavo ją prie savo diržo, nes jiems jos prireiks leidžiantis žemyn. Jau 10:30 ryto jie buvo įveikę sunkiausias fizinės kopimo atkarpas. Tuo metu jie stovėjo ant siauro uolos atbrailos, netoli maršruto viršaus, vadinamo Pine Tree Lodge. Jų kairėje kita alpinistų grupė sunkiai kopė daug sudėtingesniu, greta esančių maršrutu, vadinamo Super Pooper, kuris beje yra tikras pavadinimas, kurį tikri alpinistai suteikė tikram 5,10 B maršrutui. Dabar Tokvišo granito sienos veikia kaip natūralus amfiteatras, todėl garsas atsimuša nuo uolos taip, kad tolimesni alpinistai atrodo esantys arčiau nei yra iš tikrųjų. Taigi, Super Pooper grupė, sunkiai kopdama savo viršutinėmis atkarpomis kairėje, galėjo aiškiai girdėti Chelsea ir Geviną, net nesistengdami. Ir kai jie sustojo pailsėti, jie aiškiai prisiminė, kaip nuo Chelsea's ir Gevino pozicijos aidėjo kalbos ir juokas. Jie ne tik stengiasi šį kopimą ištverti, jie juo mėgavosi. Jie nebuvo pasiklydę ar ginčijosi dėl teisingo maršruto ir abejoju, ar jie juoktųsi, jei būtų tikrai fiziškai išsekę. Kiekvienas techninis manevras buvo atliktas nepriekaištingai. Jie veikė puikiai savo ribose, maudėsi vėlyvos ryto saulėje. Jie net nenutokė, kad horizonte jau kaupėsi bėdos. Lygiai 11:42 tą rytą kiti alpinistai, buvę takuš rytinėje pusėje, fotografavo, kai pradėjo slinkti tamsūs debesys. O tose nuotraukose horizonte matyti debesys, kurie visiškai nesiruošė ramiai praplaukti virš galvų. Matote, Takuš uola stovi tiesiai virš šilto dykumos slėnio, o vasaros pabaigoje, kai karštas dykumos oras atsitrenkia į stačias 2400 metrų aukščio granito sienas, kalnas veikia kaip milžiniška betono rampa. Šiltas oras smarkiai verčiamas aukštyn ir kai iššauna 1000 pėdų į šaltą aukštikalnių atmosferą, akimirksniu atvėsta ir kondensuojasi.
Šis procesas greitai kartojasi ir per kelias valandas paverčia nematomą lietaus drėgmę į milžinišką izoliuotą audros debesį tiesiai virš viršūnės. Meteorologams tai yra orografinis pakilimas. Chelsea ir Gavinui tai iš pradžių reiškia tik dulksną, barbensiančią į jų šalmus, kuri beveik nebuvo verta paminėti. Tada viskas pablogėjo, nes iki vidurdienio užklupo audra ir tai nebuvo tas nedidelis lietus, apie kurį buvo užsiminta orų prognozėje. Vietoj to, vidurdienį atėjo stipri, smarki kalnų audra, kuri be įspėjimo trenkėsi į vakarinę sieną ir per kelias sekundės visiškai pakeitė aplinką. Temperatūra akimirksniu nukrito. Griaustinis trenkė taip garsiai, kad atrodė, jog jį galima pajusti fiziškai. Garsas atsimušė ir dauginosi nuo granito sienų, kol visa tai priminė nebe orą, o buvimą garsiakalbio viduje. Maži krušos grūdeliai barbeno į jų šalmus, o lietus ne tiek krito, kiek pylėsi. Tikros srovės tekėjo uolos paviršiumi, užliedamos plyšius. Chelsea visą rytą kišo pirštus į plyšius, slydo žemyn trinties plokštuma, kurią prieš 45 minutės dar pasitikėjo savo guminiais padais. Štai kas nutinka granitui per lietų. Sausomis sąlygomis mikroskopiniai kristalai ant uolos paviršiaus sukuria pakankamai tekstūros, kad laipiojimo guma galėtų įsikibti. Tai nėra daug, tik dalelė trinties, bet to pakanka. Iš tikrųjų, visas tradicinis uolų laipiojimo sportas yra paremtas ta trinties dalelė, tačiau kai lietus sudrėkina granitą, ta dalelė išnyksta. Uola tampa beveik kaip vertikalus stiklas, o Chelsea's batai, kurie prieš 2 valandas visiškai užtikrintai laikėsi ant trinties plokštumos, dabar ant sienos laikėsi ne geriau nei kojinės ant vonios grindų. Ta dieną vidurdienį Chelsea ir Gavinas buvo visiškai įstrigę. Jie buvo baigę Dave's Deviation ir kopė link aukštesnio maršruto, vadinamo Upper Royals Arch, kai užklupo škvalas. Kopti aukščiau nebuvo jokios galimybės. Galimybė, kad juos trenks žaibas vien dėl to, kad jie buvo 2 žmonės sujungti metalinę virvę ant atviros granito keteros. 8000 pėdų aukštyje padarė tai neįmanoma. Dabar buvo tik vienas būdas nusileisti nuo šios sienos ir Chelsea tiksliai žinojo, koks jis yra. Tai vadinama bail, kas iš esmės yra alpinistų žargonas reiškiantis priverstinę atsitraukimą, nusileidžiant virvę nuo uolos. Tai standartinė procedūra, kurią patyrę alpinistai praktikuoja, jai ruošiasi ir ją atlieka, kai to reikalauja situacija. Chelsea jau buvo pasitraukusi anksčiau, juk ji buvo patyrusi alpinistė. Ji žinojo tikslius veiksmus, todėl pradėjo judėti per audrą link artimiausio prieinamo tvirtinimo taško, žemiau esančio prie pušies atbrailos. Ta pati siaura uolos atbraila, kurioje jie prieš 20 minučių juokėsi, dabar buvo šalta, permirkusi aikštelė audros viduryje. Temperatūra buvo taip smarkiai nukritusi, kad nuo uolos tekančio vandens temperatūra buvo beveik užšalimo taške. Chelsea's apraišas buvo visiškai permirkęs, jos virvė sunkėjo nuo vandens, kiekviena metalinė įranga ant jos kūno per pirštines skleidė šaltį, tačiau ji judėjo efektyviai. Tai buvo ta Chelsea's Walsh versija, kuri nepatogias realijas priimdavo šaltai, moksliškai tiksliai. Prie atbrailos, pririšta prie pušies, buvo nailoninės juostos kilpa. Tai nėra neįprasta. Tradicinėme laipiojime įprasta, kad atsitraukiantys alpinistai palieka nailoninės juostos kilpą, surištą aplink medį, kaip nusileidimo inkarą. Alpinistai tai vadina tat. Ja palieki kitam žmogui, nes kitam jos gali prireikti ir todėl, kad nailoninė kilpa kainuoja beveik nieko. Takush uola buvo nuolat laipiota dešimtmečius, todėl nieko nuostabaus nebuvo rasti tat ant pušies Pine Tree Ledge aikštelėje. Chelsea ištiesė ranką ir pajuto rankoje kilpą iš juostos, kuri buvo lanksti, minkšta ir elastinga jos rankose. Ji pajuto, kad juosta juda taip, kaip ir turėtų judėti. Ji pažvelgė į ją. Spalva buvo tamsi, o pati juosta atrodė sveika, be akivaizdaus nusidėvėjimo ar pažeidimų. Ji stovėjo per perkūniją, ledinis lietus daužė jos šalmą, žaibai grasino virš esančiai keterai, o palyginti naujas alpinistas pasitikėjo ją, kad jis saugiai nuleistų juos abu nuo sienos. Jos smegenys, daugelį metų mokysios vertinti riziką ant granito sienų, įvertino juostą ir padarė išvadą, kad ji atlaikys jų abiejų svorį avariniam nusileidimui nuo sienos. Tad Chelsea pasikvietė Gaviną ir kartu, lietui lyjant, jie ėmėsi darbo. Žemė po ta pušimi nebuvo lygi, tai buvo stati, nuožulni granito plokštė. Sausomis sąlygomis ant jo galėtum stovėti patogiai, tačiau permirkus šaltam lietui, tai buvo tikra čiuožykla. Jie negalėjo tiesiog stovėti ten neslysdami.
Todėl, kad nenuslystų nuo šlapio uolos paviršiaus, kol tvarkė nusileidimo virves, tiek Chelsea, tiek Gevinas turėjo prisirišti prie to vienintelio nailoninio kilpos ir atsilošti atgal. Tai buvo Chelsea svoris, plus masyvus 115 kg Gevino kūnas, plus jų sunkus metaliniai laipiojimo įrankiai ir permirkę drabužiai, visa tai vienu metu tempė tą audinį. Jie atsilošė į jį, perkeldami savo svorį ant audinio, kad galėtų abiem rankomis traukti sunkes virves. Kaip ir tikėtasi, jis juos puikiai išlaikė. Tikriausiai jie apie tai nė nesusimastė. Standartinė laipiojimo juosta yra pagaminta iš poliamido 6, medžiagos, kuri sukurta atlaikyti beveik 5000 svarų jėgą. Ir tai yra galinga smūginė apkrova, kai žmogus krenta laisvų kritimu, o ne švelni statinė jėga, kurią jie taikė. Tokia juosta neturėtų nė krustelėti nuo jų svorio. Chelsea paėmė savo asmeninę tvirtinimo sistemą, perverė ją per nailoną ir užrakino savo karabiną. Gevinas prisitvirtino šalia jos. Nepaisant stipraus lietaus, jie puikiai paruošė nusileidimą virve ir aš čia nieko neišgalvoju. Yra tikras vaizdo įrašas, nes Chelsea, kaip tikra dokumentinių filmų kūrėja, išsitraukė telefoną ir nufilmavo, kaip jie lietuje rengia avarinį nusileidimą. Ir jos įraše matyti, kad panikuoti jiems buvo paskutinis dalykas galvoje. Jie perverė virves, apačioje surišo saugos mazgus ir 2 patikrino savo sistemą. Kadangi Gevinas buvo sunkesnis, jis leidosi pirmas. Jis pritvirtino savo įrenginį prie virvės, atsilošė per kraštą ir žengė nuo atbrailos. Jis nusileido vos kelias pėdas ir tada juosta tiesiog nutrūko. Nebuvo jokio įspėjimo, jokio plyšimo garso, kuris būtų girdimas per griaustinį. Vieną akimirką ji laikė juos pakėlusi, o kitą akimirką įtampa tiesiog visiškai dingo. Nebuvo laiko sureaguoti. Ir kadangi Chelsea vis dar buvo prisegta prie to paties diržo, kad nenuslystų nuo šlapio akmens, staiga niekas jos nebesulaikė prie kalno. Kartu Chelsea ir Gevinas nugriuvo atgal nuo atbrailos, žemyn stačia takuš uolos granito sieną. Ten apačioje buvę alpinistai, kurie slėpėsi nuo smarkaus lietaus, išgirdo, kas įvyko. Per kurtinančius griaustinio trenksmus ir stiprų krušos bildesį kanjono amfiteatre nuaidėjo siaubingas garsas. Alpinistams, buvusiems gretimuose maršrutuose, tai skambėjo kaip milžiniška nuo kalno besiritanti akmenų nuošliauža. Tada tyla. Alpinistai nedelsdami iškvietė pagalbą, tačiau kai dėl gelbėjimo kalnuose skambinama 112, pagalbos sulaukiama retai iš karto. Negali tiesiog nuvažiuoti greitosios automobiliu prie 2500 metrų aukščio granito uolos, o gelbėjimo sraigtasparniu tikrai neįmanoma skristi į patį audros su žaibais sūkurį. Todėl Riverside'o kalnų gelbėjimo būrys ir Cal Fire turėjo viską daryti sunkiausiu būdu. Žemės komandos susirinko ir pėsčiomis per šaltą lietų kopė link vakarinio šlaito papėdės. Tai užtruko nemažai laiko. Ir kai gelbėtojų komanda pagaliau pasiekė sienos apačią, ten jau nebuvo ką gelbėti. Kelių šimtų pėdų kritimo ant aštrių granito uolų matematika nepalieka vietos sėkmei ar paskutinės minutės stebuklams. Ir Chelsea, ir Gevinas patyrė katastrofiškas traumas per kritimą ir jie buvo paskelbti mirusiais įvykio vietoje. Trumpas nukreipimas. Kas mėnesį būna istorija, kuri taip ir nepatenka į YouTube. Tai ten, jei norite. Patreon, nuoroda žemiau. Taigi, kur mes sustojame? Žinote, kai tyrinėjau, vienas dalykas man visiškai nesuprantamas buvo. Žiūrėkite, kai liudininkai buvę super-puper maršrute paskambino 91112 17 valandą, jie apibūdino tai, ką girdėjo kaip milžinišką nuo kalno besiritančią akmenų nuošliaužą. Ne kaip laipiojimo nelaimingą atsitikimą ar 2 žmonių kritimą, o kaip akmenų nuošliaužą. Ir kai pirmieji gelbėtojai atvyko prie sienos papėdės ir pamatė nuolaužų lauką, jie iš karto suprato, kodėl. Nes tarp išmėtytos įrangos ir sudaužtos šalmo griovio apačioje gulėjo akmuo, dydžiu prilygstantis pusiai šaldytuvo. Ir akivaizdus klausimas, kurį uždavė kiekvienas į įvykio vietą atvykęs gelbėtojas, buvo, ar tas akmuo trenkėsi į Chelsea ir Geviną ant atbrailos prieš jiems nukrentant. Nes jei tokio dydžio akmuo tave užkluptų stovint ant siauro granito atbrailos per audrą, pasekmės būtų būtent tokios. Tai paaiškintų viską – katastrofišką kritimo pobūdį, nuolaužų lauką, garsą, kurį girdėjo liudininkai kitoje sienos pusėje. Tai būtų buvusi siaubinga, bet paprasta nelaimė. Tačiau kai techninė alpinistų komanda užkopė šlapiu uoliniu paviršiumi iki Pine Tree atbrailos, apžiūrėti tvirtinimo vietos, jie nieko nerado. Ant medžio nebuvo jokių smūgio žymių ar suspaustos juostos pažeidimų.
Nebuvo jokių įrodymų, kad akmuo būtų ką nors atsitrenkęs toje atbrailoje prieš prasidedant kritimui. Uola jų nenumušė. Priešingai, kritimas išjudino uolą. Kelias 100 svarų sverianti granito nuolauža, išjudinta įsitempusios virvės ir 2 žmonių kūnų krentančių per kraštą tiesiog sekė paskui juos žemyn. Taigi, jei uolos griūtis to nesukėlė, kas tada sukėlė? RMRU tada apžiūrėjo asmeninę įrangą. Ir čia viskas tapo iš tikrųjų keista. Nes kai apžiūri 2 žmonių įrangą, kurie ką tik nukrito kelis šimtus pėdų nuo granito sienos, tikiesi rasti klaidą. Praleistas įsegimas, neužrakintas karabinas arba neteisingai užrištas mazgas per audrą. Kažkas tokio. Įranga beveik visada parodo, kas nutiko ne taip, bet Chelsea karabinas buvo visiškai užrakintas. Gevino 8 mazgai abiejose virvės galuose buvo užrišti teisingai. Kiekvienas dalykas, kurį jie padarė tos atbrailos per stingdančią audrą, buvo teisingas. RMRV tyrėjai išnagrinėjo kiekvieną rastos įrangos dalį ir nerado jokių klaidų jų asmeninėje virvių ir įrangos sistemoje. Nė vienos. Vienintelis likęs dalykas buvo ta viena nailoninės juostos kilpa, vis dar pritvirtintas prie jų tvirtinimo sistemos. Tačiau tyrėjams būtent tai atrodė neįmanoma. Nailoninė juosta tiesiog taip nelūžta nuo 2 žmonių svorio. Prisiminkite, ji sukurta atlaikyti beveik 5000 svarų. Tai, kad ji nutrūko kaip pigi batraištis, buvo visiškai fiziškai nelogiška. O paslaptis tik dar labiau pagilėjo, kai tyrėjai iš nuolaužų atgavo Chelsea telefoną. Žeme jie rado vaizdo įrašą, nufilmuotą prieš pat kritimą. Jame matyti Chelsea ir Gevinas ant pušies atbrailos stipriai lyjant lietui. Jie nesiginčijo ir nepanikavo. Jie neskubėjo nulipti nuo kalno. Jie buvo ramūs, metodiški ir ruošėsi atsitraukimui būtent taip, kaip buvo išmokyti. Taigi, norėdami išsiaiškinti, kaip puikiai atliktas pabėgimas virto dvigubą nelaimę, tyrėjai nunešė nutrūkusią juostą į laboratoriją. Jie įtvirtino ją į aparatą, kad patikrintų jos lūžio stiprumą. Prisiminkite, standartinė šios medžiagos kilpa turėtų atlaikyti maždaug 5000 svarų. Tačiau oficialaus tempimo bandymo metu juosta neatlaikė ir nutrūko tiesiai prie 570 svarų. Tai vos pakako išlaikyti statinį Chelsea, Gavino ir jų šlapios įrangos svorį. Kai tik Gavinas žengė nuo atbrailos ir pridėjo žmogaus kūno dinaminę jėgą, nailonas neturėjo jokių šansų. Nepaisant viso jų tobulo, kruopštaus planavimo, jų likimas buvo matematiškai ir moksliškai nulemtas. Bet kodėl jis nutrūko ir kodėl Chelsea nepastebėjo, kad jis buvo pažeistas? Atsakymas buvo tas, kad nailoninė juosta turi vieną natūralų priešą, kuris neturi nieko bendro su svoriu ar jėga. Tai saulė. Kiekvieną valandą, kai nailonas būna veikiamas aukštumų saulės šviesos, ultravioletiniai spinduliai ten suardo polimerų grandines, kurios suteikia medžiagai stiprumo. Šis procesas nesukelia akivaizdaus nusidėvėjimo ar plyšimo. Vietoj to saulė lėtai išblukina spalvą ir iškepa audinį, kol juosta tyliai praranda gebėjimą ką nors laikyti. Kadangi pušų medžio atbraila yra virš vieno iš mažiau naudojamų Tackwish uolos nusileidimo maršrutų, vietiniai alpinistai, gerai pažįstanti povę, apskaičiavo, kad ant medžių paliktos kilpos toje vietoje gali išbūti visiškai nepaliestos, nepatikrintos ir nepakeistos net iki 10-mečio. Įsivaizduokite 10-metį Kalifornijos saulės 8000 pėdų aukštyje ant virvės gabalo, kuris beveik nenaudojamas. Kai tyrėjai atidžiai ištyrė juostą sausoje, kontroliuojamoje laboratorijos aplinkoje, jie pamatė, kad jie akivaizdžiai išblyškusi ir trapi. Įprasta giedrą dieną patyrusi alpinistė, tokia kaip Chelsea, būtų paėmusi tą standų nailoną ir iš karto supratusi, kad kažkas ne taip. Tačiau čia istorija tampa iš tiesų žiauri. Būtent ta pati audra, dėl kurios Chelsea ir Gevinui buvo neįmanoma tęsti kopimo, privertė tą įrančią juostą Chelsea rankose atrodyti saugia. Nes vanduo daro 2 specifinius dalykus – stipriai UV spindulių paveiktam nailonui. Pirmiausia, jis suminkština trapes skaidulas, todėl standumas, kuris sausomis sąlygomis būtų iškart pasirodęs netinkamas, visiškai išnyko. Ta juosta, kuri turėjo jaustis kaip sena kreida, vietoj to Chelsea rankose jautėsi kaip nauja įranga. Antra, vanduo patamsina medžiagą, todėl blyški, išbalinta pilka spalva, kuri laboratorijoje rodė daugelį metų UV pažeidimų, lietuje buvo visiškai paslėpta.
Chelsea patikėjo savo gyvybę įrangai, kuri veikė tik 11% savo pradinio stiprumo ir jautėsi saugiai. Ji nebuvo neatsargi ar aplaidė. Chelsea buvo patyrusi alpinistė, kuri greitai įvertino situaciją per audrą, naudodamasi turimą informaciją. Audra tiesiog užtikrino, kad ta informacija buvo neteisinga. Chelsea Walsh padarė viską visiškai teisingai ir vis tiek nukrito iš dangaus dėl supuvusio nailono gabalo, kuris slėpėsi visiems matomoje vietoje. Bet kas nutinka, kai vienas iš didžiausių laipiojimo legendų istorijoje atlieka nepriekaištingą nusileidimą virve, užrakina kiekvieną karabiną ir vis tiek nukrenta mirtinai? Ne dėl kalne paliktos spąstų, o dėl tiksinčios įrangos dalies, kurią jis daugelį metų nešiojo ant savo kūno. Šis kitas vaizdo įrašas yra apie baisiasias paskutinės Toddo Skainerio minutes.